Aha, I'm Mickey Mouse. Toodles! Muska, Mickey Mouse! Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Atsidengia. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Sveiki, jūs paskambinote? Varpais. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Labadiena, sveiki gyvi, su jumis ir vėl sveikinamės mes, Merkinės avialinijos, laida MC Merkinė, ir šiandieną vėl kalbame su jumis iš Detroito, Alytaus. Studijoje aš, tarpdisciplininių menų kūrėjas Algimantas Rokas Černiauskas, vyriausias operatorius Liudas Ramanauskas. Labas. Sveiki gyvi, smagu jūs vėl matyti, vėstant orams, artėjant šventėms. Gaila, su mumis šiandien studijoje nėra istorijos mokslų daktaro Žygimanto Buržinsko, tiesa, jisai irgi yra Alytuje, tačiau nuėjo į kitą renginį. Bet mes jį girdėsime. Taip, Žygimantas šiuo metu yra kitame svarbiame renginyje Alytaus audiovizualiųjų menų centre. Tai ten vyksta šiuo metu Valstybinės kultūros paveldo komisijos organizuojamas renginys ir Žygimantas tenai skaito pranešimą. Galbūt mums pasiseks ir jisai spės prisijungti prie mūsų paskutinėmis laidos minutėmis, įbėgs, įsilauš į mūsų studijoje. Na, bet jeigu taip nenutiks, mes vis tiek išgirsime jo pranešimą laidos metu, bet kuriuo atveju. Na, o aktualijos tai šventinės aktualijos. Be abejo, pakalbėkime trumpai apie tradicijas. Taigi, Merkinėje keletą metų jau buvo vystoma, kuriama tradicija kalėdinės eglutės įžiebimo. Jau tai buvo tarsi nusistovėję, kad kalėdinė eglutė Merkinėje žiebiama gruodžio 7 dieną. Tai yra simbolinė data, kuomet Merkinės miestui Žygimantas Augustas buvo suteikęs Magdeburgo miesto teisės. Tai graži tradicija, bet dėja, poryt, gruodžio 7 dieną, eglutės įžiebimas Merkinėje neįvyks, jisai šiek tiek atidedamas gruodžio 12. Taigi, kokia priežastis? Na, priežastis yra elementarus resursų darbo rankų stygius. Taip jau yra. Biudžetas mažas, dirbti norinčių nedaug prie šio iškilmingo projekto, bet štai eidamas nuo audiovizualinių menų centro iki radio studijos apžiūrėjau Alytaus miesto puošybas, tai kaip mačiau, prabangiusios zylutės nuo pernai metų Alytaus eglutės pasklidusios po miestą. Sniegenos raudonos. Sniegenos, atsiprašau, ačiū už patikslinimą, sutūpusios ant greitimų skverų parkų medelių. Kiek ten viena ta sniegena kainavo? 200 eurų, neatsimenu, pernai skaičiau šiek tiek portaluose. Taip, publikacija buvo iš tikrųjų, bet tai buvo jau praėjusiais metais ir dabar niekas ko gero nenori to prisiminti. Galbūt svarbu tai, kad jos niekur neišskrido, vis dėlto dar liko. Taip, jos vis dar Alytuje, tai svarbu yra. Bet galima pasijuokti, kad vienos tos sniegenos kaina yra 200 kartų didesnė negu Merkinės visos eglutės.
biudžetas, bet kuriuo atveju viskas gerai. Eglutė bus tiesiog savaitėlę vėliau, gruodžio 12 dieną, jos įžiebimas 5 val. Merkinėje. Taigi kviečiame irgi susiburti Merkinėje, dar viena gražia proga. O toliau šiek tiek taip pat džiaugsmingų tokių nuotaikų, kad MC Merkinė laida mūsų toliau sulaukia įvairių siuntinių iš kolegų, draugų, menininkų ir jie dalinasi toliau tokiais retais, nepublikuotais ir specialiai subalansuotais mūsų eteriui audio įrašais. Ir štai alytiškis gitaros virtuozas Darius Gilys mums siunčia muzikinį sveikinimą, labai švelnų, labai melodingą, pavadinimu skysto ir kieto vestuvės, tokie pradai susipina ir jisai atsiuntė tarsi netgi su specialia dedikacija aritmijos menų festivaliui. Taigi šiek tiek ir pasvajodami apie vasarą ir besidžiaugdami advento nuotaikomis pasimėgaukime laidos pradžioje šiuo jautriu kūriniu. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Merkinės avialinijos. Merkinės avialinijos. Tęskime aerouostų naujienas. Kitus metus pasitiksime su reikšmingais pokyčiais Lietuvos ir viso pasaulio aerouostų ekosistemoje ir Vilniaus aerouostas keičia pavadinimą ir pradedant švęsti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150 metų vardo jubiliejų, Vilniaus aerouostas pervadinamas šio genijaus vardu. Tiesa, tai sukelia įvairių diskusijų, šiek tiek netgi apmaudu stebėti, kaip Čiurlionio vardas tampa konflikto objektu. Diskusijų, sakykime. Vėlgi, net jeigu ir konflikto, tai nieko tokio, kultūra ir konfliktas iš esmės yra neatsiejamos sąvokos, nes galima įvairiai diskutuoti, kas ta kultūra, kaip ją suvokiame. Mano gilių įsitikinimų kultūra ir konfliktas yra neatsiejami, ar tai menininko konfliktas su pačiu savimi, menininko konfliktas su meno kūrinio konfliktas su visuomenė. Visgi Čiurlionio vardo suteikimas aerouostui turėjo ir skeptiškų minčių ir pačioje menininkų bendruomenėje. Buvo siūlymų, galbūt būtų daugiau tokios
logikos pavadinti aerouostą Jono Meko vardu. Tiesa, Jonas Mekas netikėtai trumpam nusileido Lietuvos Respublikos Seime ir tapo kitos kontroversijos įkaitu, kuomet kontroversiškasis Remigijus Žemaitaitis panaudojo Jono Meko filmo fragmentą savo politiniai minčiai apginti. Be autoriaus sutikimo. Be autoriaus sutikimo, tai laikinasis kultūros ministras Simonas Kairys atkreipė teismo dėmesį ir reikia išaiškinti šitą situaciją. Iš tikrųjų sudėtinga yra menininko dalia ir jo kūrybos dalia po menininko mirties, kuomet nuo tavęs nebepriklauso, kokiuose kontekstuose atsidurs tavo kūryba, kaip bus linksniuojamas tavo vardas ir galbūt netgi tai atsidurs didžiausiose košmaruose, apie kokius net negalėjai pagalvoti. Ir išties, ir Čiurlionio dalia ateinančiais metais nusimato nenusakoma tiesiog ir, reikia įvertinti ir tam tikras vardo grėsmės. Be abejo, Čiurlionis bus minimas, tūkstančius kartų, tūkstančiuose renginiuose ir, visada yra rizika, kaip mes jį komunikuosime. Net jeigu ir aerouostą mes pavadiname Čiurlionio vardu, tai yra, kodėlgi ne. Tebūnė puikus dalykas, tegul tas vardas skamba, bet visgi tai tik vardas ir kaip mes atskleisime tam atvykstančiam žmogui Čiurlionį, čia yra didžiausias klausimas, nes net patys Lietuvoje mes dažnai susiduriam su tokiu labai ribotu suvokimu, kad Čiurlionis tai tik kažkoks tautodailininkas, kažkoks vos nevietinės reikšmės vaizdelių tapytojas, abstrakčios muzikos kūrėjas, nors iš tikrųjų tai yra absoliutus nepriklausomos šiuolaikinės Lietuvos fundamentas, be kurio yra neįsivaizduojama ir laisvos Lietuvos idėja. Ir Čiurlionis įkvepia tai ne tik poetus, menininkus, bet ir politikos lyderius siekti aukščiausių nepriklausomybės aukštumų. Tai yra išties didingi momentai ir ką mums belieka daryti, tai tiesiog stebėti ir visgi Čiurlionis tai apie kūrybinę laisvę, tai ir interpretacijos laisvę, tai manau patirsime tikrai netikėtų kūrybinių sprendimų, matydami Čiurlionio vėliavą plevėsuojant ateinančiais metais Lietuvoje. Įdomu, kad šis pavadinimas aerouostui šiuo metu steikiamas yra tik trumpam, tik 5 metams. Galbūt kol vėl pasikeis valdžia. Tokia pauzė įdomi. Šiaip čia jau tokia tradicija tampa duoti laikinus pavadinimus aerouostams iškilmių proga. Kauno aerouostas prieš porą metų buvo pavadintas Fluxus aerouostu, kas, pavadinimas skambus, geras, labai tinkantis mažam aerouostui. Tai čia tokie įdomus virsmai su tais pavadinimais. Visgi svarbu, kaip mes patys suvoksime tą Čiurlionį ir ko pasimokysime ateinančiais metais apie šio didžio menininko patyrimą ir kaip suvoksime jo reikšmę realiai pasauliui. O tuo tarpu pasiklausykime dar vieną kūrinį, kurį mums atsiuntė draugai iš už Liškiavos, porelė naujakurių, toliau kūrė, pasidalino dar vienu įrašu, jie save pristato savo ansamblio pavadinimą kaip Pasaulis, taigi iš už Liškiavos bokštų mūsų pasiekia pasaulio garsai. Merkinės avialinijos. Skunkboard and lore, leeching magma, underborn, kitsch, snipping stitches, undersung. Skunk sniffing, born dripping, chromium, steel, slipping fast.
studio. Underdog. Born in the attic. Merkinės avialinijos. Merkinės avialinijos. Taigi tokie niujorkietiško undergroundo garsai mus pasiekia iš studijos Liškiavos apylinkėse. Taip, tai yra kūriama mūsų brangiame Dainavos krašte šitą muziką. Taigi džiaugiamės, jog mūsų regionas turi stačias akis ir plačias ausis ir jaučia pasaulio pulsą ir atsišaukia ir siūlo spalvingo turinio. O meno pasaulis toliau išlieka stebinančių, stulbinančių ir kontroversiškų. Ir neseniai pasaulio visuomenė priblaškė faktas apie bananą įkainotą $6 milijonais. Tai, na, čia kaip pažiūrėsi, didelė suma, nedidelė suma, iš tikrųjų už tokią sumą galima nusipirkti, na, nei daug, nei mažai, 10 vienetų vargonų. Tai čia kaip pažiūrėsi. Na, arba galima dar būtų visaip sakyti, čia yra, na, 2 rusiškų tankų kaina. Arba pilnai atstatyti Vazos namus Merkinėje. Taip. Šiaip tas bananas, na, iš principo jis yra, mano gilių įsitikinimų, puikus kūrinys. Jisai jau nėra naujiena, jisai prieš keletą metų pirmą kartą buvo publikuotas ir parduotas, jau buvo jisai kartą už gerokai mažesnę sumą, tik už 150 000. Ir jo vertė pakilo, kaip ir pakyla visų kūrinių vertė, kuomet jie dalyvauja aukcionų sistemose. Štai pavyzdžiui, Čiurlionis, tai jisai neturi kainos, nes jisai nėra perėjęs aukcionų sistemos ir galima tai irgi kažkaip poetizuoti, nes jis yra neįkainojamas gaunasi tas Čiurlionis, nes ta kaina jinai padidina kūrinio vertę ar jinai sumažina kūrinio vertę. Kaip čia yra, sunku pasakyti. Šiaip to autoriaus Mauricio Catalano pavardė yra šito menininko, kuris pardavė tą bananą, tai čia net nėra brangiausiai parduotas kūrinys. Jo brangiausiai parduotas kūrinys buvo įkainotas $17 milijonų ir tai buvo klupančio Hitlerio skulptūra. Iš esmės, imk ir pabandyk tu parduoti bananą už $6 milijonus. Vien tai yra stiprus meninis aktas. Ir, na, kai žmogus perka tokį kūrinį, tai jisai perka ne tik prie sienos prikliuotą bananą, jis perka ir tam tikrą atsakomybę. Visgi toksai priminimas, kad meno kūriniu tu turi rūpintis, nuvalyti nuo jo dulkes, atnaujinti vis bananą, tai kas savaitę vos net tu turi prie sienos iš naujo prikliuoti. Dar man atrodo, kad ir prenumerata tam autoriui buvo paskirta kartu su to kūrinio įsigijimu. Šiaip Mauricio Catalano iš tikrųjų yra įspūdingas menininkas ir jo skulptūros pasižymi sudėtingų dramatizmų ir verta pažinti jį giliau, jo skulptūros visuomet tokios labai realistiškos ir kraujas tingdančios, tenai arkliai nukapotom galvom prigriežti prie sienų, arba autoriaus autoportretas, kuomet jisai tiesiog kabo ant virvės savo vonioje, kitas jo kūrinys popiežius parblokštas meteorito. Tai tokie, kvapą gniaužiantys, sudėtingi, sunkus, labai iš tikrųjų slegiantis kūriniai, bet tai yra irgi ilgas kelias iki to banano. Tai va, o aukcionai vyksta ir Merkinėje. Ir vienas tokių reikšmingiausių Merkinės pastarojo meto pradėtų kultūrinių procesų, tai yra bandymas siekti vargonų atnaujinimo ir
tame kelyje yra renkamos lėšos ir šiuo metu jos yra renkamos aukciono būdu. Taigi, Merkinėje įvyko prieš savaitę aukcionas, antrasis aukcionas, kurio metu pardavė organizatoriai meno kūrinių už 8,5 tūkstančių eurų. Na, kaip Merkinėje tai yra labai didelė suma, kad pavyko tokią suburti, bet didžiausias stebuklas, ką pavyko suburti ir ką daro šitas renginys, tai jisai būrė bendruomenę. Ir tai yra ir ypatingai jautrus momentas, nes į procesą atsišaukia, prie jo prisijungia ne tik pavieniai menininkai, bet ištisos menininkų dinastijos. Šitas projektas jisai mobilizuoja ir vietinius menininkus, kurie kuria karta iš kartos apylinkėje ir jie dosniai dedikuoja kūrinius, ar tai keramika, ar tai skulptūra, menininkai iš Druskininkų, menininkai iš Alytaus, menininkai iš Varėnos, iš Daugų, iš Vilniaus, iš Klaipėdos. Labai plačiai. Ir šitas projektas jisai tęsis, be abejo, organizatoriai neišvengiamai ieškos ir papildomų kelių, nes aukciono būdu tai gali užtrukti dešimtmečius. Vėlgi, kodėlgi ne? Tikslas gražus, o būdai jam siekti ir to būdo rezultatas, efektas, tas bendruomenės kūrimas, tai man atrodo yra didžiausia pridėtinė viso šio projekto vertė. Tai va, tai priminsiu, vargonų kaina yra apie 300 tūkstančių eurų, gali būti ir šiek tiek didesnė, gali būti ir šiek tiek mažesnė. Laukiame klausimų, tai kaip, ar tie vargonai bus perkami, ar tie vargonai bus restauruojami. Tai šiuo metu atsakymo tikslaus, su tom lėšam, kurios surinktos šiuo metu, tai yra ten apie 25 tūkstančius eurų, tai nei nupirksi, nei restauruosi. Gali tik tai toliau megzti kontaktus su meistrais, su asmenimis, kurie turi kompetencijų, siūlyti variantus, ir toliau žiūrėsime, rinksim lėšas, galbūt ilgainiui, jau turint projektą, bus galima pradėti rinkti medžiagas, nes medžiagos visos turi tendenciją brangti. Čia per porą metų popieriaus kainos 3 kartus išaugo, tai tikėtina tas palies visas materialinės medžiagas, prekes. Tai po truputį, nes reikia pakeisti viską, tie vargonai, tai vamzdžiai, tai iš stogų skardos padaryti. Tai, tai apie ką mes kalbam, koks čia instrumentas. Tai va, tai iš lėto judėsime toliau ir bursime ir kursime, o toliau turime pranešimą, paties Žygimanto pranešimą, nors jisai nėra su mumis čia studijoje, galbūt netgi šiuo metu jisai skaito savo pranešimą audiovizualiųjų menų centre ir apie merkinės tapatybės paieškas apžvalga. Taigi, klausysime. Merkinės avialinijos. Šiandieninė nepriklausoma Lietuva iš sovietinės okupacijos laikotarpio paveldėjo funkciškai neveiksnės gyvenvietės, kuriuose autonomiškai besivystanti miestelio ekonomika iki šiol tėra užuomazgų fazėje. Antrojo pasaulinio karo pasiekmes lėmė, kad daugelis miestelių karo veiksmų metu buvo nušluoti taip, kad jų vietoj teliko senosios planinės struktūros be pastatų elementai, o vietos gyventojų žudynės vedė link to, kad vėliau vykstant sovietizacijai miesteliai tapo suneštiniais į didelį kaimą panašiais dariniais. Miestelių centruose vykę didieji turgus, įvairiausi smulkaus verslo pavyzdžiai pamažu buvo užmirštami su šluojamais miestelių griuvėsiais ir jų vietoje statomais kuriamo sovietinio žmogaus poreikius atitinkančiais pastatais. Tokios gyvenvietės tapo sovietinėmis įmonėmis, kolūkių tarybinių ūkių centrais, kurių valdymo modelis apėmė viso miestelio gyvenimo organizavimą. Kadaise vertingiausia miestelio žemė su čia stovėjusiais įvairiausiais pastatais galėjo tapti tuščių plotų skirtų ganyti ožkas ar sodinti bulves. Tapybiški įvairios architektūros prieškario vaizdiniai tapo tik keleto vietoje gyvenančių žmonių prisiminimais, o net ir istorinėmis vietovėms teikiami saugomų paminklų statusai menkai tepadėjo vietovai pažvelgti į save kiek kitaip.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę šios sovietinės kolūkinės struktūros organizacija ir iš jos kylantis vienvaldystės sindromas pamažu išryškino didžiulės provincijos problemas. Grįžtanti rinkos ekonomika rado jokios funkcijos bei ekonominio identiteto neturančius urbanistinius vienetus. Visiškai sunaikinta tradicinė ekonomikos ir kultūros sąranga lėmė ir tebelėmė tai, kad dalis net ir didesnių miestai save vadinančių gyvenviečių sparčiai nyksta. Merkinė yra tipinis sovietizuoto miestelio pavyzdys, kuris kiek skiriasi jau nuo pokario metais suformuotų rajono centrų, kuriuose tuo metu pradėjo plisti ir vadinamoji stalinistinė architektūra. Miestelis šį stalininį administracinio centriškumo etapą praleido dėl visiško sunaikinimo karo metais bei aktyvaus partizaninio pasipriešinimo apylinkėje. Merkinė pati buvo užimta Lietuvos partizanų 1945 metais gruodžio 15 dieną, o nuolatinė įtampa čia pokario apsigyvenusiems kolaborantams bei NKVD daliniui partizanai kėlė iki pat 20 amžiaus 50-mečio pabaigos. Dar 1948 metais balandžio 18 dieną partizanai susprogdino okupantų pasilinksminimo vietą, klubą beveik pačiame miestelio centre. Pokario metų Merkinės raidos kraštovaizdį nulėmė kolektyvizacijos procesas, miestelį paverčiant tarybinio ūkio centru. Būtent atkeliamos iš kaimų sodybos formavo naująjį miestelio veidą. Atkelti pastatai buvo statomi nesilaikant jokios prieškarinės žemėvaldos ar statybos principų. Sunaikintų pastatų vietose buvo pradėti sodinti sodai arba įrengiami daržai. Miestelius kuriant kaip kolūkio arba tarybinio ūkio gyvenvietės, jų centriniais akcentais tapdavo valdiškos parduotuvės, tarybinio ūkio kontoros, mokykla, darželis ir dar keletas viešųjų pastatų. Be to, masiškai pradėti statyti tipinių projektų statiniai, kurie savo sprendimais neturėjo nieko bendro nei su miestelio istorinė urbanistika, nei su nuo seno susiformavusiomis architektūrinėmis tendencijomis. Miestelis tapo ūkinės organizacijos palaikymo centru ir gyvenamąja vieta, o čia gyvenantys žmonės dažniausiai ryšį su šia vieta turėjo per aplinkinių kaimų perspektyvą, kolektyvizaciją arba gavę paskirimą ir atvykę iš tolesnių Lietuvos vietų. Atminties kultūra sovietinio švietimo prasme buvo orientuota ne į pačių miestelių raidą, o į didžiojo tėvynės karo kabutėse sovietinės armijos kovas regione. Visa tai turėjo pateikti bendrą sovietinės istorijos naratyvą, kuris buvo menkai orientuojamas į platesnę lokalią istoriją. Dažnai tik šalia gyvenvietės esantis piliakalnis ar bažnyčia buvo aktyviau pristatoma tema, kuri buvo susiejama su sovietinės ideologijos principais. O čia egzistavusių bendruomenių išlikę maldos namai, kaip sinagogos ar liuteronų bažnyčios, buvo paliktos sunykti arba net nugriaunamas. Pavyzdžiui, Sirijuose buvusi mūrinė liuteronų reformatų bažnyčia buvo nugriauta tik vėlyvajame sovietmetyje, jos vietoje įrengiant mokyklos aikštelę. Merkinėje jau buvusi 19 amžiaus pirmosios pusės medinė sinagoga taip pat buvo nugriauta praėjus jau porai dešimtmečių po Antro pasaulinio karo. Galiausiai tuo metu susiformavo kaimiško miestelio įvaizdžio mitas, kuris buvo siejamas tik su žemės ūkiu ir gyvulininkystė, o iki tol buvę daugiakultūriniai, urbanistiniai, ekonominiai vietovės vystymosi modeliai nustumti į užmarštį. Galų gale senasis miestelio ekonominis vystymosi modelis net prieštaravo sovietmečių propaguotoms vertybėms. Kolūkinės sistemos formuota vietovių identiteto krizė ir pačios sovietinės sistemos bankrotas turėjo ir iki šiol turi sudėtingas pereinamąsias fazes. Atkūrus nepriklausomybę iki šiol nėra lengva išsivaduoti iš sovietinio miestelio įvaizdžių. Merkinė patekus į Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją kaip saugomos teritorijos dalis, iki šiol apsaugos nuostatos apibrėžiama veikiau kaip kaimo vietovė, ne istorinis regiono centras su kadaise buvusiais mūriniais pastatais užstatyta centrinė miestelio dalimi. Sovietmečių suformuoti sklypai tapo nedaloma vertybė, kurie neturi nieko bendro su prieškariu buvusia urbanistika. Pirmaisiais nepriklausomybės dešimtmečiais naujoje pastatų statyboje ar rekonstruojant pastatus miestelėje buvo tiesiogiai taikomi Dzūkijos kaimų architektūros bendrieji bruožai. Tik įsiklausykite. Nepaisant to, Merkinės išskirtinumu tapo ypatinga gamtinė aplinka ir išlikusi strateginė vietos pozicija, kuri leido miesteliui tapti lankomu, net ir be ryškesnio savo pasakomo. Tranzitinis miestelio aspektas Merkinės raidai iki šiol turi didelę įtaką.
Vis dėlto dar prieš daugiau nei 10 metį Merkinėje nebuvo jokio paslaugų sektoriaus augimo požymio. Miestelėje neveikė net degalinė. Verslo susidomėjimas miesteliu buvo menkas, o pačio miestelio kaip turizmo produkto plėtotė nebuvo aiškiau apibrėžta. Tuo metu Merkinės istorinis vaizdinys buvo miglotas, tačiau jau tuo metu buvo ryškiai pabrėžiamas pokario rezistencijos metų naratyvas, o senojo miesto istorija apsiribojo trumpais pastebėjimais apie didingą praeitį, nors aiškesnio žvilgsnio į tarpukario Merkinę kaip į vieną iš tapatybinių miestelio pagrindų beveik nebuvo. Merkinės bažnyčia tuo metu ryškiau pagarsėjo, kuomet nesėkmingai buvo ieškomi Vytauto didžiojo palaikai. Pasiekto ekonominio dugno atspirtimi tapo pavienių ir dažniausiai vietos žmonių iniciatyvos. Merkinės kryžių kalnelio kūrimas, Šalcinio galerijos įsteigimas, paminklo Vincui Krėvei statyba buvo išskirtinai vietoje gyvenančių žmonių ryžto rezultatai. Prie Merkinės mito formavimosi prisidėjo ir apylinkėje besikūrę menininkai. Tuo metu juodoji keramika jau buvo tapusi vienu iš Merkinės kultūrinių prekinių ženklų. Didelį postumį miestelio tapatybės apibrėžimui davė naujai pasirodantys mokslinius tyrimus apibendrinantis leidiniai, tarsi atvėrė naujai Merkinės išskirtinę istoriją. Ir čia esminiu dėmeniu tampa gebėjimas derinti mokslinius įgūdžius ir komunikacinę veiklą. Merkinės kaip istorinio karališko miesto pasakojimas tapo vienu iš turistinio produkto kūrimo pagrindų. Į šį kontekstą puikiai įsipaišė ir partizaninio pasipriešinimo istorija. Merkinė ėmė lipdyti savo pasakojimą nepritemdama asmenybių, kalbėdama apie konkrečius žmonės, buvusiais ar veikusiais Merkinėje. Suformuotas Merkinės pasakojimas nepasakoja tiesiogiai valstybės istorijos naratyvo, o veikiau tampa ryškia to valstybės pasakojimo dedamąja. Merkinės klestėjimo laikotarpį tiesiogiai atspindi šios asmenybės – valdovas Vladislavas Vaza ar Vincas Krėvė, Dainavos krašto legendos formuotojas, prisidėjęs prie Merkinės kaip istorinio centro įvaizdžio formuotojų dar tarpukarių, partizanų vadas, pavyzdžiui, Adolfas Ramanauskas Vanagas, kovojęs Merkinės apylinkėje ir tapęs legendinę asmenybę visoje Lietuvos istorijoje. Dingusio miesto idėja taip pat iškėlė intriguojantį Merkinės istorinį vaizdinį, kuriame susideda visas daugiasluoksnis buvusio miesto vaizdas, su čia stovėjusiais pastatais, gyvenusiais įvairių tautybių žmonėmis. Ta pastebėjo ir besikuriantis verslai. Merkinės įvaizdis kartais net sukelia didesnius lūkesčius nei šiandien, tai tiesiogiai pastebima realybėje. Tačiau sinerginis verslo ir kultūros veikimas jau pastebimai duoda rezultatus. Merkinės kaip turistinio centro augimo vizija vis dar turi daugybę iššūkių net ir bendrame valstybės turizmo vystymo procese. Verta pažvelgti į tiesiogiai reikalingus lokalius darbus, kurie leistų miesteliui augti, bet ir į platesnio konteksto turizmo raidą visoje Lietuvoje. Plačiuoju požiūriu Merkinei reikalingas nacionalinių bei tarptautinių maršrutų tinklas, kuriame Merkinė užimtų reikšmingą vietą. Tarptautinio turizmo maršruto vadinamo Jogailaičio kelio idėja jau kurį laiką skrajoja tarp Lietuvos ir Lenkijos institucijų, tačiau niekaip realiai nėra pradedama įgyvendinti. Miesteliui būtina kurti įvairaus pobūdžio patogius susisiekimo maršrutus su Druskininkų kurortu, Dzūkijos nacionalinio parko lankytinomis vietovėmis. Reikalingas Nemuno upės laivybos gaivinimas, sukuriant pažintinius upės maršrutus. Merkinės miestelio formavimui reikalingas aiškesnis planavimo mechanizmas, leidžiantis atkurti ir išryškinti jo vertybes. Viena strateginių idėjų sukurti vienos paros Merkinės koncepciją, suformuoti aiškes veiklas atvykusiajam, jog jis čia pasiliktų bent parą. Tam reikalingas tolesnis paslaugų sektoriaus vystymas ir kultūrinių veiklų skaičiaus didinimas. Žvelgiant į pačią Merkinę, vienas iš ateityje numatomų esminių kultūrinių objektų tai atnaujintas Vazos namas, kuris galėtų tiesiogiai sujungti Merkinės ir visos buvusios abiejų tautų respublikos istoriją. Planuose taip pat yra Dainavos apygardos muziejaus įkūrimas rekonstruotame buvusiame Stribynės pastate. Muziejui persikėlus į Vazos namą iš buvusios stačiatikių cerkvės, kuri carinės Rusijos laikais buvo pastatyta nugriovus renesansinę miesto rotušę, planuojama kurti rotušės atkūrimo fondą. Rotušės atkūrimas leistų įtvirtinti Merkinės vizualinį miesto istoriškumą, formuojant Merkinės kaip vieno iš istorinių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės centrų įvaizdį. Tai tiesiogiai prisidėtų prie Merkinės didžiojo istorinio pasakojimo ir iš esmės keistų Merkinės centrinės dalies esamą padėtį. Be šių darbų neabejotinai reikalinga pačios gyvenvietės infrastruktūros plėtra bei atnaujinimas, kuris yra gerokai susidėvėjęs.
Būtina ieškoti būdų pritraukti verslą ir pavienius gyventojus, kurie galėtų ir norėtų investuoti į seno miesto teritoriją, apjungiant bendrą Merkinės idėją. Kompensavimo mechanizmai šiuo atveju irgi yra reikalingi. Vienas iš jų archeologinių tyrimų išlaidų kompensavimas seno miesto teritorijai. Galima pastebėti tendenciją, kad žmonės prisibijo plačiau vystyti projektus, statyti, rekonstruoti statinius saugomose teritorijose. Tai pastebima ne tik Merkinėje. Dalis saugomo teritorijų provincijos gyvenvietėse ima stagnuoti. Ten stovi tušti apleisti pastatai, o naujos statybos vykdomas daugiausia tik aplink archeologinės vietovės. Galime daryti išvadą, kad būtent vietos tapatybės apibrėžimas yra raktinis būdas plačiau vystyti įvairaus pobūdžio kultūrinį turizmą. Tačiau vien tik to nepakanka. Išgrynintos idėjos turi būti apibrėžtos vietovės vystymo strategijoje, kurio nepakanka tik kultūrinio vietos pasakojimo. Tam reikalingas ir vietovės patrauklumo didinimas, gebėjimas turėti bendruomenės narius, kurie geba komunikuoti miesto pasakojimą. Savivaldos institucijos turi tapti esminiais kanalais, gebančiais apibrėžti vietos tapatybės ir kryptis, jas aiškiai ir patraukliai komunikuoti, vystyti dialogą su vietoje veikiančiais verslais. Savivaldybių turizmo centrai turi aiškiai išsigryninti, kas iš tiesų yra turizmo produktas ir kaip jis veikia įvairiomis kryptimis, padėti kurti aiškiai atpažįstamus turizmo maršrutus, vietos pasakojimus. Šiandien Lietuvos turizmo strategijoms dar trūksta supratimo, koks vietovės pasakojimas gali tapti sėkmingų kultūrinio augimo ir net komerciniu produktu. Be šių darbų būtinas ir bendras valstybės dėmesys į turizmo vystymą, kaip ir reikšmingą ekonomikos pramonės dalį, įskaitant ir tarptautinių turizmo maršrutų kūrimą ir jų finansavimą. Tai va tiek, nežinau, kiek čia minučių užtrukau. Dėmesio, dėmesio. Jums kalba naujoji valdžia. Jums kalba naujoji valdžia. Naujoji valdžia praneša. Naujoji valdžia praneša. Gatvės tuščios. Gatvės tuščios. Mes nežinom kodėl. Mes nežinom kodėl. Kodėl gatvės yra tuščios. Kodėl gatvės yra tuščios. Mes esame naujoji valdžia ir bandome suprasti. Mes esame naujoji valdžia. Mes esame naujoji valdžia ir bandome suprasti, kodėl tuščios gatvės. O atsiliepimų kreivėje. Norime jūs informuoti, kad šito teksto išversti neįmanoma, dėja šitas tekstas neišverčiamas. Tekstas neišverčiamas. Labai gaila. Teks jo klausyti taip. Atsiprašome už nepatogumus. Ačiū už supratingumą. Suprantame jūsų susirūpinimą. Bandome suprasti, kodėl gatvės tuščios. Merkinės avialinijų. Trumpas naujienas. Vilniuje šalia Aušros vartų esančiame bare Flow galima įsigyti kokteilių praskiestų Merkinės piramidės šventų vandeniu. Brangus keleiviai, su jumis sveikinasi kapitonas O. Gudmantas. Sveikiname pasirinkus Merkinės oro linijas.
Tikimės, jog skrydis yra malonus. Šiuo metu skriejame per atvirą stratosferą. Ir žodį jums nori tarti kapitonas Žygimantas. Važiuoja. Stribų tema yra pakankamai sunkus klausimas, kadangi Lietuvos partizanai, jie turėjo dokumentaciją apie kiekvieną asmenį. Ir netgi šiandien archyvuose yra išlikusi medžiaga, kai tu gali pasižiūrėti bent jau dalyje gyvenviečių, miestelių, pasižiūrėti stribų sąrašą. Žmonių konkrečių su vardais, pavardėmis, kiek, kur, kaip, ką jisai dirba, kiek jo šeimoje yra narių, buvo narių. Ir ar tai yra skelbtini dokumentai, ar ne, nėra atsakymo tokio paprasto, nes tai gali paliesti kiekvieną šiandien dar gyvuojantį asmenį kiekvienoje vietovėje. Ir tarsi galvoja apie tai, ar tai tiesiogiai tą žmogų paveikia, kuris komentuoja antivalstybinius tekstus. Galbūt tai iš tikrųjų atėjo iš jo šeimos, galbūt jis nevalingai pasirenka kažkokią kryptį, nes tai irgi atėjo iš jo šeimos. Bet iš principo negali kaltinti žmogaus, ką darė jo seneliai ar tėvai. Bet tie tekstai yra, partizanų sąrašai yra. Ir jūs ten komentuojantis, kada pasakojat apie tai, kad mano močiutė sakė aną ar trečią ar penktą, tai dar nėra argumentas, nes sąrašai yra. Mėly keleiviai, sveikiname pasirinkus Merkinės oro linijas. Su jumis sveikinasi kapitonas Gudmantas ir noriu jums pranešti, kad jau netrukus leisimės. Prašome prisisegti saugos diržus, mūsų nusileidimo takas MC Merkinėje. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Merkinės avialinijos. Kažką pasakyti. Vargonai pigiau. Daugel mūsų tėvynė yra gražių vietų. Daugel jų pagarsėjo senų tėvelių darbais ir ten kažkokiais prisiminimais. Daugel mūsų tėvynė yra gražių vietų, bet tarp jų gražiausia ir kas keisčiausia yra Dainavos šalis, kurioje švinta rytas, toks pats kaip ir Brazilija, bet dangus toks pat žydras kaip ir Brazilija, o sapnas vyksta Merkinėje. Mes dar tam Merkinės recepte, kur nekrenta lėktuvai, kur nedūžta viltis, o Merkinės avialinijos pasitinkamos su šypsena ir džiaugsmo jūsų namuose. Rinkos ekonomika.
سامعني